Tai aš galvoju, kad mes pradėkim nuo, kas šiandien yra trečiadienis, o trečiadieniais Povilas kelia algas. Tylu. Tokia mirtina tyla. Aš pakėliau prieš porą savaičių, tai Hebra nesupranta, čia rimtai ar barbairis. Aplinkosauga. Labai madinga tema. Labai madinga, labai nuvalkėta. Ir labai nuvalkėta, sakai, ne? Ir pusė mano giminės iki dabar galvoja, kad aš gal baudas rašau. Kai žmonės išgirsta aplinkosaugą, įsivaizduoja arba pasaulio gelbėtojus, ten Greta ir jos kompanija, arba inspektorių su džipu ir žalia uniforma. Tai mes nei tie. Bet dirbam grinai aplinkosaugą. Bet ne tie, kur prie medžio prisiriša, kad apsaugotumėt medį ar dar ką nors. Ne, mes truputį juos traukiam per dantį prie kavos. Žodžiu, trendas tavo verslui iš principo turėtų dabar sektis, nes čia reikia ar nereikia, dabar labai madinga yra aplinkosauga ir plus dar ir valstybė kelia vis reikalavimus, didina, ne? Tai tau, mano nuomonė turėtų šiandien puikiai sektis. Klesti ar ne? Augam, bet ne dėl mados, verslui mados mažai rūpi. Verslui rūpi rizikų valdymas ir reputacinė pusė. Tai jam rūpi aplinkosauga susitvarkyti, o aplinkosauga šiandien jau nebėra fun to have dalykas. Aplinkosauginės dokumentacijos susitvarkymas, taršos mokesčių klausimai, čia yra must have. Nes jeigu prieš 5-7 metus galėjai, baisiausia, kas galėjo atsitikti verslo, jeigu vyksta aplinkosauginis patikrinimas, tai, aš nežinau, kelių šimtų eurų ar kelių tūkstančių eurų bauda ir tiek žinių. Tai šiandien po didžiųjų aplinkosaugos skandalų, po gaisrų, padangų, po Grigiškių, Grigėjo reikalų, iš esmės mes turim situaciją, kai kontrolė turi realiai vėzdus verslą nesąžiningą baust, gali kelt baudžiamasias bylas, gali plombuoti gamyklų vartus, gali skaičiuoti milijoninę žalas už taršą. Tai iš esmės verslui aktualizuojasi aplinkosauginių pareigų vykdymas ir ta prasme, kadangi mes padedam tų pareigų vykdymą įgyvendint, ta prasme tikrai matom geras perspektyvas ir iš esmės jau kokie 3-4 metai šitas segmentas aplinkosauginės dokumentacijos tvarkymo po 20-30% auga. Seniau baudos būdavo ten, nežinau, girdi skandalą kažkokį baisų, ten kažkas kažką išpylė, nugriovė, nežinau, nukirto ir bauda 300 eurų. Tai jo, baigdavos šnipštu arba dalykų, kuris žiauriai nuvildavo tiek visuomenę, turbūt tiek plačiaja prasme. Tai šiandien taip nebėra, arba jeigu ir yra, tai dėl kontroliuojančių pareigūnų gal kartais kompetencijų stokos, fiksuojant įrodymus, įrodinėjant teismuose tas didžiulės žalas, nes kai jau klausimas eina apie milijonus, tai įmonės pasisamdo jau rimtus teisininkus ir kova būna rimta ir argumentais reikia įrodyti, skaičiavimais, tyrimais. Nėra daug atvejų, kai daugiamilijoninės žalos virsta daugiamilijoniniam baudom priteistom. Koks tau žinomas Lietuvoje atvejais yra didžiausia bauda? Didžiausi valstybės, jeigu aš nemaišau, gauti pinigai iš teršėjo yra ne tada, kai valstybė užfiksavo pažeidimą ir teismuose laimėjo teismų maratoną, o mano žiniom, jeigu kalbam apie taršą, konkrečiu atveju buvo nuotekų atvejis, tai didžiausia suma buvo gauta ne todėl, kad įmonė pralošė teismus, o todėl, kad taikos sutartis buvo pasirašyta. Bet iš esmės, kiek aš esu susipažinęs tuo atveju, aišku, dėl konfidencialumo neminėsiu konkrečių pavadinimų, tai ta įmonė, mano nuomonė, labai lengvai galėjo nusinulinti arba stipriai susimažinti tą sumą. Tiesiog buvo politika, akcininkų pozicija tokia, kad yra blogai, skandalas mums kenkia, sudarom taikos sutartį, susitvarkom ir uždarom klausimą. Tai ir gerą valią parodyti. Čia nauja visiškai praktika, nebūdinga Lietuvai. Gal tai atsitiko dėl to, kad įmonė priklauso užsienio kapitalo grupiai ir jiem skandalo kiekviena diena akcijų verčiai daug labiau kenkia negu ta taikos sutarties metu pasirašytos sumos apmokėjimas. Kokią vietą tu matai tokia, kur lengviausia yra pasigauti didelę baudą, kur verslas neįvertina? Tiesiog elementarių aplinkosaugos žinių neturėjimas, teisinio reguliavimo. Iš žmonių kalba iš. Iš žmonių kalba. Vat mes turim biurą, eilinę Lietuvos įmonę, iš Latvijos atsivežė kompų, atsinaujino savo IT. Nusipirko elektroniniai parduotuviai ir jie tampa elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių bei pakuotės importuotojas pagal aplinkosauginius apibrėžimus. Importuotojai turi eilę pareigų ir jeigu nei vienos nevykdo, iškart gali gauti keliasdešimt arba 10 ar 15 tūkstančių eurų baudą iškart. Tu galvoji, kad tu pigiau nusipirkai kompų, negu
pas vietinį dilerį, o iš esmės sušokė ant tokio pažeidimo, nes nesiregistruotas gamintojų importuotojų savade, nevedė apskaitų, neteikė ataskaitų, nemokė taršos mokesčių. Tai tada, kai jau mes tiek pakalbėjom, taip dabar papasakok detaliai, pareklamuok jau savo kompaniją, ką jūs darot, ką galite išspręsti. Jo, tai mūsų samdo smulkios vidutinės įmonės, iš esmės nuolatiniai aplinkosauginiai priežiūrai. Kas tai yra? Tai yra visos aplinkosauginės dokumentacijos sutvarkymas, atstovavimas per patikrinimus ir atsakomybės prisėmimas, jeigu susimaunam. Iš esmės, draudimas. Kokia suma esate apsidraudę? Nenoriu ekspromts atsakyti, nes neatsimenu, bet pakankamai. Pasivaikščiukim, noriu, kad kamera parodytų ofisą. Jūs turėtumėt būti pats labiausiai sustainable ir žalias ofisas. Viskas turėtų būti pas jūs taip, kaip priklauso, ne? Galėtumėm tokiais būti ir stengiamės tokiais būti, bet tokiais dar nesam. Tikras tvarumas turėtų apsimokėti, mano nuomonė. Bet jis niekaip neapsimoka. Nesutinku, elementariai mes matom šviestuvus, kuriuos pakeitėm energijos krizės metu. Tai buvo investicija, tai kainavo, bet realiai atsipirko per metus ir 2 mėnesius. Tai ar čia nėra tvarumo priemonė, kuri apsimoka? O tokios tvarumo priemonės nei verslo gazdina, nei yra kažkoks brainwashas. Aš negaliu atsistebėti, o matau per skylę, leisiu savo pasavivaliauti. Aš įsivaizduoju, kad pas jūs tai bus... Niekur nėra popieriaus. Popierių kalnai, jo, o čia žiūrėkit, visos papkės tuščios. Ne, čia tiesiog yra sektuvai, į kuriuos mes dedam nuo pagamintus dokumentus. Jo. Yra ten pas kolegas, turbūt rastume dokumentų, yra iš tikrųjų. Aha. Tai gerai, ar tavo paslauga yra tik tai stambiam verslui, ar ir mažiukai? Smulkus vidutiniai mus samdo daug dažniau. Kodėl? Todėl, kad jiem reikia aplinkosaugos profo, bet jo reikia valandai, 2 arba dienai per mėnesį. Tai net jeigu ir mūsų valandinis, ten tarkim, būtų 100 eurų, tai vis tiek yra daug pigiau negu pasisamdyti žmogų pusę etatų. Pirma, tų aplinkosaugos specialistų nėra rinkoje. Antra, net jeigu būtų, jie kainuoja ne 800 eurų. Ne? Tai mus pasisamdo ir vidutinė nuolatinės priežiūros paslaugos mėnesio kaina yra apie 150 eurų. Tikrai nėra brangu. Toks abonentas ir jūs viską prižiūrite, ne? Viską nuo A iki Z, plus atstovavimas, plus rizikų valdymas. Tai iš esmės čia yra mūsų pagrindinis klientas. Stambus, dideli klientai, gamyklos, mažmeninės prekybos tinklai, lezų įmonės, iš esmės mūsų samdo auditam. Nes mes žinom, kur žiūri inspektoriai, mes žinom, kur kaip skaičiuoja, ką mato, nes turim didžiulę praktiką su kontrolė. Apie 100 patikrinimų mūsų klientai patiria per metus. Tai mes inspektorius vardais pavardėm žinom visoje Lietuvoje. Tai iš esmės mes gebam paaudituoti, pasakyti, kas blogai, ką tikrai rastų, kur silpnos vietos ir šitam dalykui mus tikrai kviečias. Arba jų pasisamdytų specialistų apmokymui. Nes vertina kompetencijas ir sako, žiūrėkit, suinstaliuokit mano žmogui naujam tas ir tas žinias. Ar jūs esat dokumentinis auditas, ta prasme ateinat ir verčiat papkes, ar jūs maunatės guminius batus ir einat žiūrit, kur pila atliekas, ar tikrai jas gerai ten pila? Dokumentinis auditas yra ne auditas. Čia tas pats, kas daryti apsilankymą pas gydytoją telefonu. Recepčiuką dėl išeiginės galima gauti tokiu būdu, bet sveikatos priežiūrą užsiimti rimta neįmanoma. Taip ir aplinkosauga. Dokumentai būtina dalis, bet nepradedam dirbti su klientu, kol nepraeinam visos gamybos, visos veiklos, ar prekybos, ar sandėlio. Todėl, kad dokumentai būtų tokie, kokie turi būti. Turi žinot, kas vyksta ant žemės. Visi įsivaizduoja, kad aplinkosaugos inspektoriai yra chebra su džipais, dronais, botais. Dar jeigu kalbam apie gyvąją gamtą, tai dar ir su kokiu ginklu, ar ne. Bet Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto inspektoriai yra vyrukai ir merginos kaip mes, kurie vaikšto su džinsiukais ir marškinukais ir važiuoja į prekybos ir verslo centrus tikrinti importuotojų, prekybininkų ir kitų įmonių. Ir tai yra didžioji jų darbo dalis. Mes tiesiog jų nematom taip, kaip mes matom per televizijos laidas apie aplinkosaugą, ar ne, kur ten jau gaudys brakonierių. Taip. Jeigu tu nori pagauti taršos mokesčius vengiančias įmonės, tai tu ne uniformą rengiesi su kerzais, tu kostiumą rengiesi ir eini žiūrėti buhalterijos. Ten viskas. Matos arba nesimato. Aha. O jeigu pasamdai Povilą, tai nesimato tada, ne? Ne, jeigu pasamdai Povilą, viskas matos, bet matos, kad viskas gerai. Kad viskas gerai. Jo. Kas matosi, tas matosi gerai. Mes ne prieš taršos mokesčių mokėjimą, bet labai pykstam, kad labai daug įmonių Lietuvoje moka taršos mokesčius. Čia yra dalykas, su kuriuo mes ypač šiemet daug skiriau laiko perkalbėti verslus ir verslų vadovus.
Kai išgirsta žmonės žodį mokesčiai, įsivaizduoja, kad tai yra kažkas, ką reikia sumokėti. Taip. Bet taršos mokesčiai yra ne apie tai. Taršos mokesčiai yra sugalvoti tam, kad priversti verslus keisti elgseną. Mažiau teršti, keisti technologiją švaresnę, keisti pakavimo medžiagas, mažinti pakavimo medžiagų kiekius ir panašiai. Tai iš esmės mes padedam sumokėti viską, ką reikia, bet nieko daugiau. Duosiu pavyzdį, nes visada sako, nu tu čia skėdi. Taip. Turbūt visi susijęs su aplinkosauga, nesusijęs su aplinkosauga, matė parduotuvėse, mokyklose, darželiuose, lopšeliuose, bibliotekose, kioskose, kibiriukus baterijų akumuliatorių surinkimų. Ar ne? Kodėl jie atsirado? Reikalavimas surinkti nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius buvo labai senai Lietuvoje. Bet ir taršos mokestis už išleidimą į rinką šitų dalykų buvo labai senai. Bet mokestis buvo tokio dydžio, kad jie apsimokėdavo verslui sumokėti ir neorganizuoti surinkimo sistemos. Nes brangiau išeidavo. Pakėlus taršos mokestį drastiškai už nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius, iš esmės visa Lietuva buvo nusėta surinkimo kibirėliais, dėžutėmis ir prasidėjo švietimas, ugdymas ir tų kiekių didinimas. Nes prasidėjo apsimokėti surinkti ir perdirbti tam, kad būtum atleistas nuo taršos mokesčių. Tai čia viena iš mūsų misijų išaiškinti verslui, kad jeigu jūs sumokėjot visus taršos mokesčius, tai jūs įvykdėt aplinkosauginius reikalavimus brangiausiu įmanomu būdu. O yra daug pigesnių. Tai aš tada turiu tai pasakyti ir šitą mes įdėsim į teaserį, kad gerbėmieji, Povilas skatina verslą vengti mokėti taršos mokesčius. Teisingai pasakiau. Taip. Keičiant elgseną į tą kryptimį, kurią nori valstybė. Nu, tą antrą dalį mes iškirpsim. Nu, tą antrą dalį. Šiaip gali dėti, jo, aš nesigėdinu šito teiginio ir garsiai patys reklamuojam savo susitikimus su verslu. Taip, jo, tu labai gražiai pasakėjai, jeigu tikslas nėra surinkti daugiau mokesčių, o tikslas yra pakeisti elgseną, tai va, čia yra atsakymas. Taip. Kokių dar yra privilegijų ir tokių, kaip čia, kad ir marketinginių pranašumų prieš konkurentus, kurie susitvarko tos dalykus. Žinai, jo, bet to, kad tu gali tą naudoti PR-ui, viešai komunikacijai, tas aišku yra ok ir jau senai daroma, tai kasdien vis labiau tai yra realus pranašumas dalyvaujant konkursuose iš esmės. Aš pasakysiu savo pavyzdžių, mes šiais metais jau save pozicionuojam kaip žaliojo tiekėjo statusą turinti įmonė, mes esam tvari įmonė, turim tvarumo ataskaitas, turim aplinkosauginius standartus atitinkam ar ne ir panašiai. Ir tai yra dalykas, kurio pagalba mūsų neišmeta iš, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų. Mes vieną kitą jau net pavyko laimėti. Nes valstybė pereina pilnai. Nes valstybė pereina prie žalių pirkimų. Iš esmės kol kas čia toks pirmas laiptelis, kaip pirminiai tiekėjai turi būti žali ir atitikti tuos reikalavimus. Rodau kabutes, bet iš tikrųjų čia tos kabutės tokios sąlyginės. Jie iš tikrųjų turi būti vis labiau iš tikro žali. Ir ateityje ta grandinėlė leisis, tai iš esmės tie, kas tvarkosi šiandien, mano nuomonė, po truputį išlošia, nes atsiranda vis labiau apčiopamas konkurencinis pranašumas. Ir ne tik iš esmės pas valstybę viešuosius pirkimus bandant laimėti. Ir verslai, didžiosios kompanijos, ypač kur motininės kompanijos kažkur Skandinavijoje ar Centrinėje Europoje, irgi tos dalykus įdeda. Tu jau turi atsiųsti pažymą ar išrašą ar patvirtinimą, kad nesi baustas už aplinkosauginius pažeidimus, pavyzdžiui, per paskutinius porą metų. Tai įsivaizduokit, konkursas ten kelių milijonų vertės, o tave nubaudė 50 eurų bauda už ten kažkokią smulkmeną ir tave išmeta iš žaidimo. Tai jau ne faina. Teisingai suprantu, kad ir tu paminėjai, ne, kad jūs paruošėt savo darbuotojus, padarot specialistais, ekspertai šitos srities, ar ne? Ir aš įsivaizduoju, kai didelės kompanijos, stambesnės, kurios gali sau leisti viduje turėti žmogų, kuris viską prižiūri, kad jiems tų specialistų reikia ir turėtų jie iš tavęs tos darbuotojus vilioti. Yra čia ta problema, ar ne? Taip ir daro. Taip ir daro, ne? Čia ir mūsų Achilo kulnas ir mūsų stiprybė, gal tai pasakysiu. Kadangi rinkoje nelabai yra tokio tipo specialistų, prasme, jų neruošia joks univeras. Ruošia truputį aplinkui, bet nieko tokio, ko tiesiog reikia šiandien verslui, kad vat, baigiau, atėjau ir dirbu ir žinau, ką darau. Tai tada tu turi dilemą, iš kur gauti žmonių. Mes jau daug visko išbandę per tiek metų ir iš esmės imam
pirminius duomenis, fainą motyvuotą, adekvatų žmogų ir iš jo darom specialistą. Ir čia yra mano pažadas kiekvienam naujokui, kad ten gal tau nebus burbuliukų baseino ar stalo futbolo ofise, bet aš tau prižadu, kad už 2 metų tave jau graibstys. Į tave pradės žiūrėti didžiausios Lietuvos įmonės, o už dar 2 ir siūlyt labai gerus pinigus. Ir tada jau bus mano problema išlaikyti tave, arba bent jau galėsi išeiti į kur nori. Nes iš esmės mokėsi universalius dalykus, kurių reikia tiek makaronų gamyklai, tiek atliekų perdirbėjui, tiek sraigių augintojui ar šakočių kepyklai. Iš esmės tampi tokio lygio specialistų, nes mūsų kiekvienas darbuotojas turi apie 20 įmonių portfelį, kurios yra žiauriai skirtingos veiklomis. Ir tai iš pradžių jas labai nervina, nes reikia pas kiekvieną nuvažiavus vis kitus dalykus mokėti. Bet iš esmės tai sukuria tas aplinkybės užauginti labai plataus spektro universalų profesionalą. Aš vis galvodavau, kodėl tarp verslo įmonių nėra tokio verslo modelio kaip su krepšininkais ar futbolistais. Nuoma. Kaip reikia sakyti. Ne nuoma, o perėjimo kontraktas. Pavyzdžiui, tu gali sakyti kiekvienam darbuotojui, labai puikiai sakai, už 2, už 4 metų tu būsi labai norimas ir geidžiamas specialistas rinkoje, tau siūlys didelį atlyginimą. Tai įsirašykime kontraktą, kad nėra kliučių tau pereiti, bet tarkim, tegul būna, 5 000 eurų. Jeigu tu pereidiniai kažkur, kad tu naują savo darbdavį informuoji, kad yra toks perėjimo mokestis, pusė tau, pusė man, išpirkimas. Aš visai nesidomiu sportu, dabar pradėsiu domėtis. Geras patarimas, pagalvosiu apie tai. Ir jis suinteresuotas, ir tau nebus tai blogai, ne vis tiek išsiugdyti naują. Nu gerai, užsiminėm trumpai, kad tu pats versle atsiradai prieš tai dirbęs valstybės tarnybą, nebuvai inspektorius. Jo, po univero atėjau į dirbti kažkur pusę etato, supratau, kad aplinkosauga, nesupratau kur. Tai po 1 mėnesių supratau, kad pas inspektorius atėjau dirbti pagalbiniu. Labai nepatiko iš pradžių, nes visi kalba lietuviškai, tu nieko nesupranti. Nes tiek daug profesinės terminologijos, teisinės terminologijos savokų, kad tu šis nesupranti nieko. Bet iš esmės tai buvo nuostabi vieta, dirbau Vilniaus miesto agentūrai, tai buvo labai geras laikas ateiti valstybės tarnybą, nes išeidinėjo sena karta, ateidinėjo labai daug jaunimo tiek į vadovų lygmenį, tiek į specialistų. Sėdėjom iš esmės jauni žali specialistai, mūsų mokė ir ar gali būti geresnė vieta mokytis, jeigu ne Vilniaus miestas su visom įmanomom taršom, gamybom ir kitais dalykais. Tai man labai patiko, pavyko gana greit tapti specialistų kietų, nes tais laikais dar buvo įdomus toks dalykas, ko dabar jau nebėra. Pavyzdžiui, jeigu surašydavai protokolą pažeidėjui, tai ir jis apskūsdavo, jį taip pat eidavo į teismą įrodinėti, kad yra pažeidimas. Dabar siunčia teisininkus, turi turėti tam išsilavinimą ir panašiai, o mes tokie visiškai bambukai baigė ekologijos bakalaurą apie stirnas ir bredžiukus. Eidavom į teismus kalti su advokatais. Tai labai nepatikdavo, bet labai gerai užgrūdino ir greitai išmokė visų šitų subtilybių. Tai iš esmės viskas buvo liuks, kol netėjo 8-9 metai ekonominė krizė ir mes jauni, alkani, visko norim, o ypač pinigų. Ir visi išsilakstėm, tiesiai šviesiai, iš esmės niekas, kas dirbo tada su manim, nebedirba šiandien tenais, iš tos mano kartos. Tai taip ir atsidūriau čia. Tada tai buvo kelių žmonių įmonėlė, pati pradžia. Pasitikėjo akcininkas, po kelių metų leido vadovauti, bet aš nežinau, kaip vadovauti. Čia klasika, kaip geras specialistas turi tapti vadovu. Tai jisai bijo nebebūti specialistu ir nieko nevelnio nesupranta apie tai, ką turi daryti vadovas. Tai... Kaip čia mūsų vienas kolega sakė, tu prarandi gerą specialistą ir gauni šūdinų vadovą. Tai taip ir buvo ir mes sėkmingai augom po 3-4% į metus, kas reiškia, kad mes neaugom iš viso, skaičiuojant infliaciją. Ir aš dėkingas akcininkui iki šiol, kad tada manęs neatkabino. Bet vos neatkabino manęs pati komanda, nes iš esmės vis tiek mes po truputį augom, žmonių daugėjo, nesusitvarkymas stiprėjo
Ir vieną gražią dieną mane komanda tiesiog pasikvietė pokalbį ir sakė, Povilai, arba mes pradedam dirbti normaliai, arba mes čia išsivaikštom ir tu daryk, ką nori. Kaip tai atrodė, gali tą taip ir atrodė, atsidaro duris, aš ten eilinį kartą kažką prie kompo veikiu, atsidaro duris mano viena iš kolegių. Tarp kitko, keli žmonės dar iš to laiko dirba, tai labai įdomu. Ir sako, Povilai, reikia pakalbėti. Ir aš ateinu į salę pakalbėti ir ten visi sėdi. Tai žodžiu, ant kilimėlio pasikvietė ne vadovas darbuotojai vadovą. Mes pasikalbėjom ir aš supratau, kad arba aš pradedu daryti tai, ką turi daryti vadovas, arba aš išeinu, nes per daug gadini ir savo ir kitiem gyvenimas, nesusitvarkymus su savo funkcijom iš esmės. Tai tada kaip ir visada, arba išeini, arba mokais, tai buvo daug knygų, daug konsultacijų, daug podcastų. Supratau, kad viską darau ne taip, greitai darėm pokyčius. Kas konkrečiai gali vardinti? Elementarūs dalykai, procesų susitvarkymas, aiškumo įsivedimas, kas ką daro, kada daro, nuo kur iki kur daro, motyvacinės sistemos atsiradimas, kokybės kontrolės atsiradimas. Tiesiog dalykai, be kurių negali normalus verslas egzistuoti. Bet kai tu esi ten 3, 4, 5 žmonių įmonė, tai tu gali daryti viską visaip. Kai pasieki 10, 15, tai viskas griūna. Ir tada mes susitvarkėm tos dalykus ir tas labai maloniai nustebino, kad nelabai daug kažko naujo darant, mes pradėjome augti po 20, 25, 30% į metus, o ne po 2, 3, 5. Tai tiesiog čia turbūt mano gal ta sėkmės istorija ir padėka komandai, kad padėjo man tą pokytį daryti, nes iš esmės pats tai, kaip ir visi labai geri specialistai, bijojau nebebūti specialistu ir tu sieji savo vertę su tom kompetencijom, o apie naujas dar nė velnio nesupranti. Aš galvoju, tavo verslas iš dalies yra dėkingas, nes ką aš jaučiu iš jaunesnių žmonių, dabartinės kartos, kurios ateina darbintis, kad jiem yra svarbu, kai, aš taip šaržuodamas sakau, gelbėt banginius, žinai. Ir jie matyti ieško tos prasmės būtent tą kryptim ir tavo verslas gali patenkinti tą poreikį ir gal jiems, kaip sakai, nebereikia tų burbuliukų baseinų, snacks office ir taip toliau. Jie čia ateina tikėdamėsi, kad jie gelbės pasaulį ir jie būna apšalę, kai jie supranta, kas yra tikroji aplinkosauga. Kad plaukėjimas, gerai, aš čia nenoriu nuvertinti, bet iš esmės iš tikrųjų įmonės mažina taršą ne tada, kai prie jų vartų yra piketas tenais kažkoks o tada, kai taršos mokesčiai per dideli būna ir jų reikia išvengti ir tada galvoji, ką daryti, kaip investuoti, kad tarša mažėtų, ne? Kad iš vis galėtumėm kalbėti apie taršos didėjimą ar mažėjimą, visą tai reikia suskaičiuoti. Tam, kad suskaičiuoti, reikia laboratorinių tyrimų. Tam, kad būtų laboratoriniai tyrimai, reikia monitoringo programų. Žodžiu, krūva reikalų, biurokratijos, teisės ir iš esmės, tikroji aplinkosauga, mano akim žiūrint, yra teisė, aplinkosauginė teisė ir jos įgyvendinimas. Nes kiek kirst medžių, kiek medžiot banginių arba kiek išmest CO2, vis tiek visų pirma įstatymuose apibrėžiama, o po to įgyvendinant juos matosi, kaip mums sekasi, arba nesiseka, ar ne? O žmonės, kurie nori gelbėti planetą, jie labai nemėgsta teisės aktų ir skaityti, gilintis ten tų nuobodžių dalykų, tokių sausų. Jiems reikia veiksmo. Jo, jie čia, tai mes bandom tą kompensuoti, kažkokį miškasodį išvažiuojam į kažkokias įdomesnės gamybas, ekskursijas, darbas turi būti dinamiškas. Paminėjai žodį CO2, irgi madingas žodis, ne? Jūs kažką veikėt su CO2, skaičiuojat, kiek įmonė CO2 išmeta? Labai labai retai. Iš esmės, CO2 išmetimai, apyvartiniai taršos leidimai ir tai tokie dalykai jau yra europinio ligmens, yra tų įmonių galvos skausmas, kurios yra tokio dydžio, kad mūsų praktiškai nėra mūsų klientas. Okay. Mes dažniausiai skaičiuojam teršalus išleistus su nuotekom, teršalus išmestus per kaminus, atliekų kiekius, išsiųstus į atliekų perdirbimą ir panašiai, tai daugiau tuos tokius apčiuopiamesnius, pamatuojamus labiau dalykus. Tai tie, kurie perka ir parduoda talus aplinkos taršos leidimus, ne, tai čia ne jūsų klientas. Čia mūsų jau būtų vienas iš 100 klausimų, kuris atsitinka. Labai, labai retai pasitaiko. Mes išmanom tos dalykus, bet iš to pinigų neuždirbam, gal taip pasakysiu. Vis tiek tu domiesi, ne? Eina kalba apie tai, kad kiekviena, netgi mažytė įmonė, netgi oficinė įmonė, ne, turės vertinti tą CO2
Taip. Ir turės apsispręsti, ar jis susimoka už tai, ar, nežinau, turi nuo savo miško 3 medžius lapuočius, ar ten kažkokiu tai darosi, imasi sprendimų, kad būtų žalesnė. Bet kiekviena įmonė turės skaičiuoti savo CO2. Nu, kažkada ateityje turbūt turės. Dabar tai daugiau yra pasibandymo lygmuo, tvarumo ataskaitas rengiant, turi daryti ant tos kaupus, 1, 2 ar ne. Mes ir patys esam pasiskaičiavę, kiek mūsų darbuotojai ir mes patys važinėdami į darbą ar ne išmetam CO2 ir tas yra mūsų ataskaitoje ir mes stebėsim dinamiką to reikalo ir bandysim gerinti, bet tai yra daugiau toks savistabos dalykas kol kas. Ar tas bus kažkada privaloma, gali būti, ar aš matau tame, nežinau, čia kiek šnekėt apie asmeninę nuomonę, tokio pasaulio gelbėjimo. Pasaulis labai skirtingas. Mes galim būti nuostabus ir mes esam didelė dalim nuostabus Europai. Ir kitur, kai kuriuose valstybėse, bet yra Afrika, yra Azija, yra Okeanija. Ir mes galim nusinulinti išmetimus, bet tas nepagės planetai, jeigu tik mes nusinulinsim išmetimus. O nusinulinti bet kuriuo atveju nepavyks, tik tai susimažinsi kažkokio kiekio. Tai skeptiškai žiūriu, kažkuria dalim tas atsitiks ir aš nesakau, kad to nereikia daryti. Bet čia, kaip kalbėjom apie verslo lygmenį Lietuvos kontekste, nėra problema vykdyti reikalavimus, jeigu žinai, kad visi vykdo. Problema yra, kai tu vykdai ir tave verčia vykdyti ir užknisa kontrolę, o kiti savo juokiasi už tvoros, sakydami, pas mane iš vis nieks net važiuoja. Ir ką man čia? Kvaili jūs esate, išlaidas patiriate, ne? Tai čia globaliu mastu tas pats, tai jeigu mes čia tokie šaunuoliai būsim, o kažkas keliaujam, matom, kaip Hebra Indijoje gyvena, kaip kitur, kai šiukšlių nerenka ir pas juos akcijos darom nėra, nes toj bus liūčių sezonas ir viską nuplausi vandenyną, tai kam čia rinkti, ar ne? Tai kai susiduri su tokiais požiūriais ir po to grįžti čia skaičiuoti CO2, prasmės klausimas stipriai užkamuoja kai kada. Gerai, pradėjai taip objektyviai kalbėti, man patinka. Kas tau dar kelia šypseną iš to žaliojo smegenų plovimo, kur pučiama didelė problema, bet tai realiai nėra tokia didelė problema? Tai beveik viskas. Aš neturėjau galimybę skaityti pranešimą apie žaliojo smegenų plovimo sėkmės arba, kitaip tariant, žalumo feilus didžiųjų įmonių, tarp kitko Lietuvos. Kokį nors tokių grand pavyzdžių. Gerai, neminėsim pavadinimų, tai gal čia nieko tokio, bet jie tai supras, kad aš apie juos šneku, nes čia mano asmeninė nuomonė, bet ant biurų pastato, į kurį kasdien užsimuša daug zylių, trankydamas į stiklus, padėti kelis inkiliukus ant stogo ir sakyti, mes čia dabar padarėm stotelę, kur pailsės paukščiukai skrisdami virš mūsų. Ir taip mes esam žiauriai faini ir mitologiškai, tai yra greenwashas, mano akim žiūrint. Arba darai iš tikro, arba nedarykim iš vis. Čia patarimas verslam. Arba darykit tikrą aplinkosaugą, arba nedarykit iš vis. Aš kažkiek buvau sunerimęs, kai, jeigu neklystu, Elanas Goras buvo toks veikėjas, man atrodo, viceprezidentas. Taip, visą kompaniją ant to statė kažkada. Jo, ir jis kažkuriam pranešime girdėjau, taip pasakė, kad tas visas mūsų rūšiavimas, visa ta ekologinė tema yra, kaip čia labai išpūsta, nes užtenka ten ar Mėnuliui, ar Saulei ten tūkstantai, milijonai dalelę pakrypti, jo, ir čia pas mus tas atšilimas nevaldomai keičiasi, o tu čia rūšiuok nerūšiavęs, nieko tu nepakeisi. Man visa ta istorija ir tas ideologinės kovas mane labiausiai liūdina arba piktina vienu aspektu pagrindiniu. Iš esmės vienu. Mes patys save apgaudinėjom. Ar mes iš tikrųjų gelbėjom planetą? Ar gelbėjom savo gyvenimo būdą šitoj planetoje, čia tokį, kokį dabar turim. Planeta buvo iki mūsų ir bus po mūsų, netikėt paklauskit bet kokio biologo ir geologo. Ir mes čia labai trumpai dar kol kas tik esame, jeigu ką. Tai mes ne planetą gelbėjom, mes norim išgelbėti savo fainą gyvenimo būdą ir savo rūšį, bet tada kažkaip negražiai skamba. Žmogus čia save gelbė, taip egoistiškai, o planeta tai taip altruistiškai. Delfinus, planetą, ruonius. Iš tikrųjų, delfinam, planetai ir ruoniam turbūt būtų geriausia, kad žmogus iš vis neliktų šito. Atsirastų labai daug laisvų ekosistemų užimti, daugintis ir plėsti savo populiacijas. Tai čia jau dabar kaip ekologas kalbu, bet aš pasigendu to diskusijai nuoširdumo prieš pačius save, nes dažnai mes ten kažkokius ledynus apraudam
Iš tikrųjų, taigi mes apraudom, kad kai ledynai ištirps kažkur reikės statyti, atsiras daugiau Niderlandų Europoje, ar ne? Gyvenančių žemiau jūros lygio. Tai to nuoširdumo, man atrodo, nepakenktų daugiau.